Susitinkame su karate entuziastais, su integruoto karate skleidėjais Lietuvoje Laura ir Gintaru Kazilioniais ir karate sportą praktikuojančia šeima Martyna ir Aivaru Mickais. 2015 metais Gintaras ir Laura pradėję karate Kyokushin klubo Kamuido veiklą Pasvalyje, dabar jie tęsia Vilniuje. Kelias į šią sporto šaką atvedė ieškant saugaus fizinio krūvio. Jis buvo ilgas ir skirtingas. Tačiau atradus karate, sportiniai ieškojimai baigėsi. Gintaras ir Laura įrodė, kad net ir karate pradėti sportuoti niekada nėra vėlu. Karate atsirado jau senokai, tai yra 2002 metais. Ir prieš tai aš sportavau labai daug visko, bėgiojau skersinės, na ir matyt, nelabai gerai sportavau, kad aš 38 metų ten pajutau sveikatos problemų. Ir kai nuėjau pas gydytojus, man ten pripaišė šiokių ligų ir pasakė, eik sportuoti, kur yra sistema. Tai man buvo pasirinkimas aikido, kickboksas ir karate kyokushinas. Tačiau nuėjau į aikido, man patiko, viskas ten buvo gerai, bet treneris išvyko, tuo metu regione gyvenau ir teko nueiti pas griežtą trenerį, Regimantą Strumskį, į karate kyokushiną treniruotės, taip ir užsilikau. Tai va, jau virš 20 metų, 22-3 metai, grinai atiduodęs tame su sportu. Pradėjus užsiminėti karate, aš iš viso pradėjau sportuoti. Nes iki tol aš sportuodavau kažką tai pripuolamai. Tai reiškia kažkiek bėgimas, kažkiek salė, kažkiek aerobika kokia, kažkiek joga. Viskas po kažkiek. Ir šitoje vietoje tai atsirado kryptingas ėjimas ir kryptingas sportas, kuris turi savo laiką. Tas laikas yra dedikuotas treniruotėms. Ir tai įgavo tam tikrą sistemą ir tobulėjimą šitame sporte. Laura ir Gintaras atkakliai būrė įvairialypę karate Kyokushin ir integruoto karate bendruomenę. Treniruodami įvairaus amžiaus ir skirtingų fizinių galimybių žmonės ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Mokinių yra nemažai, jau pas mane apsigynė, aš gal įvardinsiu jau iš aukštesnius juodus diržus, prie kurių aš prisiliečiau, kurie atėjo pas mane jau su tam tikru bagažu. Tai iš Pasvalio Vaida buvo juodas diržas moteris, paskui Martyna, antras Danas apsigynė prie manęs jau aukščiausius diržus. Na, iš mūsų žvaigždučių, jeigu paėmus mažesnius diržus, tai man labai įdomu su regos negale dirbančiai žmonėm, kurie, galima sakyti, pirmieji pradėjo gintis su sveikais žmonėmis. Va čia toks įdomus pastebėjimas. Aišku, regione, Varėnos rajone mūsų auga, jau mes ten turim ir rudą diržą, ir jau žali diržai užaugę. Tai kažkiek tai mes, aišku, nesam didelis klubas ir tų daug mokinių gal labai ir nėra. Viso labo kiek dabar? Apie 60 šiuo metu. Bet aukštų diržų gal nėra daug, bet labai svarbu kokybė man. Šiaip malonu, kai užauga žmonės ir kaip Martyna antras Danas, aišku, sieks ir trečio Dano, manau. Tai čia visai faina. Karate Kyokushin klubo Kamuido narė ir instruktorė, antro Dano juodo diržo meistrė Martyna Mickė vaikystėje pamėgtą sporto šaką puoselėja iki šiol, atrasdama laiko ir treniruotėms, ir teisėjavimui varžybose. Karate pradėjau sportuoti nuo 12 metų, taip, 6 klasėje. Visai atsitiktinai kartu su savo tuo metu geriausia drauge pamatėme skelbimą mūsų mokykloje, kuriame parašyta, kad kviečiame vaikus sportuoti karate. Mes labai susidomėjome, prisimenu, į pirmąją karate pamoką lydėjo mano mama mūsų abi. Ir jai pasirodė, kad tas sportas tikrai labai nemergaitiškas.
Tačiau tiek aš, tiek mano draugė mes susidomėjome, pradėjome lankyti. Aišku, po kurio laiko mano draugė susirgo ir teko man vienai tas užsiėmimus lankyti, bet taip ir likau. Ir sportavau ilgai, iki pat antro studijų kurso, net atvykusi čia į Vilnių sportavau. Ir tas sportas karate, nors ir ne mergaitiškas, tačiau mane labai iš tikrųjų suintrigavo ir užkabino, jeigu taip galima sakyti. Tai visų pirma galėčiau pažymėti, kad tas organizuotumas, disciplina, tai būtent tos savybės, kurias ugdo šis sportas. Pagarba sporto draugam, pagarba treneriam, tuo pačiu ir gyvenime ši savybė išsiugdo kaip į pagarbą aplinkiniam. Tai manau, kad šitos savybės būtų tos, kurios man kaip sportininkiai karate davė. Mano kimono puošia juodas diržas, antras danas su 2 auksinėm juostelėm. Jį iškovojau prieš porą metų vasaros stovyklos metu, kurioje vyksta egzaminai vieną kartą metuose Lietuvoje rengiami juodų diržų egzaminai ir visas, kaip sakant, žinias įgytas tenka parodyti visos savaitės metu ir tą savaitę vainikuoja egzaminas, kurį tenka laikyti kartu su kitais sportininkais iš visos Lietuvos ir net iš užsienio šalių. Iš tikrųjų, tai gyvenimo būdas. Tai mėgstamas užsiėmimas, ne tik sportas, tačiau ir bendruomenė, kuri yra susibūrusi mūsų klube. Kamuido klubo narys Aivaras Mickus, uždegtas žmonos Martynos pasiekimais ir paskatintas trenerio Gintaro labai abejodamas, vis dėlto ryžosi pabandyti išmokti karate kovos meno pagrindų. Tikriausiai akivaizdu, kad sėdžiu ne su kažkokia pižama, tai yra karate kimono apranga. Ir man prieš 4 metus dar pačiam buvo klausimas, ar akli žmonės gali sportuoti. Tikriausiai ne. Bet šį klausimą aš kai uždaviau treneriui, dabartiniam esamam, jis man įrodė, kad įmanoma. Istorija buvo tikrai ganėtinai įdomi, kurią galima net prilyginti kažkur suplazdėjo drugelis. Tikiuosi, Japonijai neįvyko tsunamis, bet visiškai atsitiktinai, kol mes laikinai gyvenam mažam kaimelį, mane tiesiog patraukė smalsumas, kad mes nueitume ir paskaitytume informacinę lentą, ant kurios yra pakabinti skelbimai. Sakau žmonai, einam paskaitysim, kas, ką kaime čia veikia, pardavinėja. Tai radom skelbimų, kad galima nusipirkti šviežaus pieno, kiaušinio, kažkas triušius, vištas pardavinėja. Ir tarp tų visų skelbimų radom, jog pasvalyje, tai 15 km nuo mūsų, vyksta karate treniruotės. Tai buvo mano pasiūlymas žmonai, jai grįžti į karate kelią. Nes kai mūsų keliai susikirto su žmona, ją sutikau jau su rudu karate diržu ir katinu. Tai jinai sėkmingai susipažino su Gintaru, su treneriu ir savo kelyje pasiekė tikrai daug. Tam kelyje buvau visada ir aš šalia, palaikydamas savo žmoną. Ir tas klausimas Gintaro, Aivarai, kada tu ateisi sportuoti į karate? Na ir ar aklis žmonės sportuoja karate? Ir šitą klausimą jis man atsakė. Tai kai atsitiko gyvenimas ir užsidarė sienos, užsidarėm namuose, buvo kovidas, tai mano sporto įrankis buvo įsigytas suoliukas ir ganteliai. Na, patys žinot, kad prisiversti namie sportuoti tikrai sunku. Bet
tikriausiai visi turėjom laisvo laiko kažko domėtis ir aš sulaukiu Gintaro skambučio ir pakvietimo atvykti, atsistoti ant tatamio, užsivilkti kimono ir pradėti sportuoti. Nes jis man atsakė klausimą, kad akli žmonės taip pat sportuoja, kaip ir kitų įvairių negalių turintis žmonės. Aišku, teigiamai žiūrėjau, tuo metu, karantino metu, tos veiklos buvo labai apribotos. Aš mažai buvau namie, sporto klubai uždaryti, vyrui trūko veiklos. Tai ši veikla kartu su Gintaru sporto salėje, mokantis karate judesių, juos filmuojant ir dalyvaujant varžybose, man atrodė tai puikiai idėja. Puikiai idėja, aš tikrai palaikiau vyrą. Laikui bėgant tai darėsi vis rimčiau, net ir jie pasirengė ir dalyvavo pirmajame kvalifikacinėme diržo laikymo egzamine ir ten puikiai jiems sekėsi kartu su reginčiaisiais žmonėmis laikyti egzaminą. Aš tikrai džiaugiausi, kad toks puikus startas vyko ir taip per trumpą laiką jie pasirengė. Mano pirma treniruotė, kai atsistojau ant tatamio, mokiausi kaip sugniaužti kumščius ir po kelių minučių gavau iš karto informaciją: Aivarai, už 3 savaičių bus pirmosios varžybos, reikia pasiruošti. Aš juokiausi, bet varžybos buvo per nuotolį, tiesiog online filmavomės. Aš per 3 intensyvias savaitės kažką išmokau. Man šiandien gal būtų gėda pasižiūrėti, kaip ten viskas netaisyklingai. Aš buvau tiesiog su baltu tom metu diržu, kuris tiesiog prilaikė kimono ir sudalyvau. Tai tikriausiai teisėjai taip pat vertina pastangas, matydami mano baltą diržą, kad aš esu visiškai naujokas. Visame reitinge teisėjų balsavime aš užėmiau 2 vietą ir va čionais buvo toks, okei, aš galiu, tai gal važiuojam toliau. Tai pirmosios, tiksliau jau buvo mano antrosios, bet pirmosios varžybos, kurios buvo gyvai, mes jau išvykom į užsienį, į Vengriją, delegaciją neregių žmonių. Nes per metus, kai aš pradėjau sportuoti, mūsų gretas jau papildė daugiau norinčių žmonių su negalia. Tai mes ten sutikom su įvairių negalių turinčius žmonės, kurie ne tik užlipa ant tatamį, kiti atvažiuoja su vežimėliu, kiti ateina be vienos rankos, kiti su intelekto negalia, o mes su regėjimo negalia priėję kiek galim arčiau, kad netrukdyti ir teisėjam, ir sportininkam, mes savo regėjimo likučiu žiūrim ir stebimės. Vau, kaip jie išmokė, kiek pas juos yra dvasios, jėgos ir noro. Ir mes taip pat pasirodėm, užsidengę akis, kad būtume aklųjų kategorijoje. Irgi padarėm katą, padarėm tai, ką ruošiamės. Ir prie mūsų tada tatamio, kas priejo, kas privažiavo. Ir jie sako, kokie jūs šaunuoliai, kaip jūs nematant visą tai galite padaryti ir išmokti. Mes sakom, ne, jūs šaunuoliai, kaip jūs tai visą tai galite padaryti. Tai va toks abipusis palaikinimas ir karate suvienijimas, tai fantastika. Martina palaiko ir skatina Aivaro pasiryžimą siekti aukštesnių sportinių rezultatų. Tačiau šis kelias nėra lengvas, o kartais šeimai nutinka ir kuriozinės situacijos, kai Martinai tenka teisėjauti ir vertinti Aivarą varžybose. Taip, teisėjavau varžybose, kurios vyko Kaune. Tuo metu buvo atvykę sportininkų iš įvairių šalių ir man teko teisėjauti. Spėkit, kas davė mažiausią balą.
Iki šiol jis man tą primena. Va čia yra išmokytas dodžio etiketas, kuriame parašyta virš 20 kartų žodis pagarba. Tai nešiojus aš tą pagarbą. Iš tikrųjų, iš to žmogaus, kuris yra artimiausias ir tikiesi geriausiai ir kritiškiausiai tikriausiai vertini, tai čia mano toks pasiteisinimas. Bet mes leisim jums pasitaisyti. Tai svarbiausias tikriausiai kolektyvas, nes ir pasirengimas tiek kvalifikaciniam egzaminam, tiek varžyboms neįmanomas be komandos, be treniruočių partnerių, be trenerio, be palaikymo komandinio. Nors sporto šaka ne komandinė, bet vis tiek komanda yra labai svarbi kaip bendruomenė. Karate Kyokushin klubas Kamuido yra pasaulinės integruoto karate federacijos Ai Karate Global narys. Laura Kazilionė yra šios organizacijos valdybos narė. Kamuido klubas vienintelis Lietuvoje taiko integruotą judesių metodiką skirtą žmonėms turintiems negalią. Metodiką sukūrė 40 metų karate patirtį turintis 7 dano juodo diržo meistras Erikas Bortelis iš Belgijos. Savo unikalią metodiką meistras pristato visame pasaulyje, o šiemet Kamuido klubo kvietimu Erikas Bortelis integruoto judesio metodiką pristatė Lietuvos sporto universitete. Metodikos pagrindas sudaro individualiems poreikiams pritaikyti fiksuoti judesių modeliai. Esame mokėsi tos metodikos tiek Belgijoje, taip pat organizavom mokymus Lietuvoje su Lietuvos sporto universitetu ir su tuo galėjo susipažinti visi norintys ir tą pačią metodiką mes taikome savo salėje ir su savo mokiniais, kurie čia ateina ir sportuoja pas mus vietoje, pas mus salėje. Tai tokiu būdu mes skleidžiame tą metodiką ir ją norime skleisti plačiau, tai kitais metais taip pat organizuosime mokymus ir tą darysime galbūt ir mažesnėmis grupelėmis, socialinių paslaugų centruose, tame pačiame Lietuvos sporto universitete ir tokiu būdu skleidžiame platesnių mastų Lietuvoje. Šiuo metu Kamuido klube pagal Eriko Bortelio metodiką treniruojasi regos, klausos ir intelekto negalią turintys asmenys. Kas liečia darbas negalią turinčiai žmonėms, šiaip aš turiu kažkokią tai nuojautą, nes visą pirmą ateina žmogus, tu turi nuskanuoti, ką jis gali, ką nuo to pradedi. Metodika, jinai palengvina su vaikais, kaip Laura minėjo, tai yra ypatingai, kurie turi psichinių negalių, jinai padeda juos sukoncentruoti, jau jinai tave padeda. O kas liečia, jeigu regos negalę paėmus, jeigu nėra kitų negalių, šiaip, kaip sakant, ir lengva ir nelengva dirbti, bet man patinka ir galiu pasakyti, kol kas nematau nieko, kad toliau nepatiktų. Aišku, didelio krūvio tu nepadarysi, nes vis tik tai daug, tai yra psichologinis darbas. Tu turi pats kažkiek priimto žmonės, jie tokie pat yra kaip ir mes, jie kartais galbūt ypatingi, gal ir tų tikslų nelabai turi. Tai, iš pat pradžių galvoji, kad čia paspausi bus stipriau ir viskas, bet pasirodo, tu nieko čia nepaspausi, tu turi šiek tiek pristaikyti ir daryti taip, kaip, kad nesukelti ir jiem per daug to streso ir pačiam galų gale nestresuoti. Tai kažkaip tai dirbi, domies ir kaip ir sekas kol kas. Karate Kyokushin klubo Kamuido įkūrėjai ir treneriai Gintaras ir Laura Kazilioniai džiaugiasi savo mokinių pasiekimais, atkakliai ruošiasi tarptautinėms varžyboms ir dalinasi savo patirtimi, kaip treniruoti žmonės, kurie turi vienokius ar kitokius fizinius apribojimus ar psichinius sutrikimus. Neturėti nusistatymo. Nes jeigu tu nusistatai, kai būna, oi, aš negaliu žiūrėti, oi, aš turiu pagailėti, ne, tu turi įsijausti jo ribas, bet gailestis neturi būti, tada nepadirbsi.
O tas pats, kai turim su autizmo spektro vaikais, tai jie labai irgi taip pat jaučia, kiek tu apsimeti, kiek tu nuoširdus esi. Ir jeigu tu atiduodi dūšią, jiem kartais sunervina kartais, bet tu turi teisės neparodyti. Ir tada jie tiesiog po kiekvienos treniruotės pribėga, apsikabina ir viskas gerai. O jie dirba tik kiek gali. Aš visą laiką sakau į varžybas, kai važiuojam, pajokauju. Pradžiai sakau apie apdovanojimus, negalvokim, važiuokim gerai praleisti laiką. Sakau, kai nuvažiuojam, viskas turit padaryti pirmą vietą. Jokauju. Šiuo metu ruošiamės pirmą kartą Lietuvoje vyksiančioms varžybom, kurios bus vasario 15 dieną. Varžybos vyks Vilniuje, paskui pasaulio čempionatui, kuris vyks Švedijoje gegužės mėnesį. Mes turim Gabrielių iš Varėnos su kurtumo negalia, kuris tikrai augantis žvaigždė. Paskui mūsų Aivaras Mažana ir Ieva trijulė, kuri tikrai, jeigu ambicijų turės, tikrai yra galimybės, kad jie sieks, nes jie jau pasiekė pas juos geltoni diržai ir čia galbūt dėkingi Karatė Kiokušin federacijai, kad jie leido kovas imituoti, nes testas yra, jie gali padaryti techniką, galima net sakyti, jie tobulai gali padaryti techniką. Tai vat tie žmonės, aišku, ir visi tie, Vitalijus, kuris su savo negaliom juda, aš džiaugiuosi visai, svarbu, kad važiuotų į varžybas, neužsidarytų, kad galėtume nuvežti, reprezentuoti Lietuvą ir kad šią dieną organizacijai neštume kažkokį tai iš mūsų indėlį. Ką duoda karatė apart tvirto kūno, tai nežinau, ateikit ir pabandykit. Iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.